Sveiki gyvi visi krepšinio mėgėjai. Naujasis sezonas jau visiškai ne už kalnų, o prieš jam prasidedant norime jums pristatyti geriausius 2013-2014 metų Vilniaus krepšinio lygos sezono epizodus. 50-uką pradeda kovingieji Taurus ekipos krepšininkai ir jų pasiaukojantis žaidimas kovoje dėl kamuolio. Keturiasdešimt devintoje vietoje randame chaotišką ataką iš Lietuvos elito lygos Vilniaus zonos finalo varžybų tarp pažintys XXX.com ir Vilniaus kolegijos komandų, kuri pasibaigė 2 lengvais studentų taškais. Keturiasdešimt aštuntoje pozicijoje pavyzdinė BTT LT ekipos ataka. Keturiasdešimt septintoje vietoje įsitaiso nenuilstantis Lietuvos geležinkelių gynėjas Algimantas Akulavičius. Keturiasdešimt šeštą vietą užima Splaino krepšininkas Ignas Kurklietis, kurio nesustabdo net kieta Kšištofo Kondratovičiaus gynyba. Keturiasdešimt penktoje vietoje sutinkame lyderių ekipos krepšininką Germantą Rutkauską bei jo bloką Dominykui Gružinskui. Keturiasdešimt ketvirtoje pozicijoje Oto Majero ir Žygimanto Uselio pamoka, kaip išsimesti kamuolį iš užgalinės linijos. Keturiasdešimt trečioje vietoje atsiduria vieta jūsų reklamai komandos lyderis Mindaugas Markevičius ir jo sudėtingas metimas. Keturiasdešimt antroje vietoje puiki Justo Jankausko gynyba, bei ataka pasibaigiant dėjimu iš viršaus. Keturiasdešimt pirmoje vietoje randame Ferimstos atstovą Tomą Grybauską, kuris sugebėjo netikėtai iš pasalų užklupti Julių Kubertavičių. Keturiasdešimtą poziciją užima elementarus, tačiau labai gražus Patriotų klubo derinukas, pasibaigiantis Mariaus Tenikaičio dvitaškių iš po krepšio. Trisdešimt devintoje vietoje Ferimstos gynėjas Darius Kibildis ir jo sudėtingas metimas per 2 varžovų rankas. Trisdešimt aštuntą vietą okupuoja meistriškas Lauryno Kirlio prasiveržimas, pasibaigiantis taiklių metimų kairė ranka iš po krepšio. 37 pozicija ir akcijos krepšinio komandos ataka, kurią gražiai pabaigė Mantas Bagdonas bei Vaidas Karalevičius. Trisdešimt šeštoje vietoje puikiai apskaičiuotas Žygimanto Kosarevo blokas.
35 vieta ir čia randame 3 gražius Artūro Lešinsko žaidybinius epizodus iš pavasario čempionato mažosios taurės finalo. Trisdešimt ketvirtąją vietą užima atkaklusis ir niekada nepasiduodantis Otas Majeras. Trisdešimt trečioje pozicijoje vikrusis Darius Kibildis ir jo slalomas per visą aikštelę. Trisdešimt antroje vietoje įsitaiso lyderių komandos krepšininkas Audrius Jurkūnas, bei jo metimas per visą aikštę. Deja, laikas jau buvo pasibaigęs. Na ir 31 pozicijoje ne ką prastesnis Kęstučio Juonio metimas per visą aikštelę. Deja, ir Kęstutis nespėjo išmesti kamuolio laiku. Žengiame į trečiąjį dešimtuką ir jį pradeda Legiono krepšininko Luko Poniškaičio blokas. Dvidešimt devintoje pozicijoje įsitaiso Žygimantas Uselis kartu su savo dėjimu. Deja, tačiau pirminėje dėjimo stadijoje krepšininkas spėjo sužingsniuoti. Dvidešimt aštuntą vietą okupuoja galingas Deivido Zorubos blokas Deimantui Pavlovskiui. Dvidešimt septintoje vietoje randame pergalingą pažintis XXX.com komandos ataką, pasibaigusią taikliu Aurimo Sirvydžio tritaškių metimu po komandos draugo Viliaus Urniežiaus perdavimo. Dvidešimt šeštą vietą okupuoja puikiai surengta BTA draudimo komandos ataka, atnešusi ekipai bronzinės spalvos medalius. Dvidešimt penktoje vietoje randame Darių Stonkų ir jo įspūdingą bloką Edvinui Ruzgui. Dvidešimt ketvirtą poziciją užima greita Vyšį vandens parko komandos ataka, pasibaigianti Martyno Jokubausko dėjimu. Dvidešimt trečioje pozicijoje ne ką mažiau gražesnė atsipūtusių ataka bei Deivido Zorubos dėjimas.
22 vietoje įsitaiso pažintis XXX komanda. Perimtas kamuolys, 2 perdavimai ir dėjimas. Dvidešimt vietą užima Janas Jurgo ir jo galingas dėjimas iš vietos į Vilniaus kolegijos krepšį. Tuo tarpu 20-uką pradeda dar vienas pažintis XXX komandos dėjimas. Atakos smaigalyje ir vėl Edvinas Ruzgas, kuris krauna kamuolį iš viršaus po puikaus Gyčio Andrijausko perdavimo. 19 vietoje ir vėl Janas Jurgo. Kauniečių gynyba jam daug rūpesčių nesukėlė. Aštuonioliktoje pozicijoje įsitaiso Akcijos krepšinio ekipos puolėjas Vidmantas Skapas ir jo sudėtingas taiklus dvitaškis metimas su pražanga. Septynioliktą vietą užima patriotas Marius Tenikaitis, kuriam pavyksta sėkmingai metimu pabaigti kėlinį. Šešioliktoje vietoje dar viena sėkmingai kėlinį pabaigusi ataka. Šį kartą pasižymėjo Tomas Silvanavičius. Penkiolikta vieta ir dar vienas kauniečių gynybą gniuždantis Jano Jurgo reidas. 14 pozicijoje įsitaiso Otto Maero ir Žygimanto Auselio žaidimas 2 prieš 2, pasibaigiantis galingų dėjimu. Tryliktoje vietoje pavyzdinė Akcijos krepšinio komandos ataka. 4 perdavimai per 5 sekundės, visi žaidėjai paliečia kamuolį ir pelnomi lengvi 2 taškai. 12 vietą užima sudėtingas Lino Valatkevičiaus metimas paskutinę atakai skirto laiko sekundę. Na ir 11 pozicijoje greitas Modesto Gylio reidas, perskrodžiantis visą Višy vandens parko komandos gynybą. Dešimtuką pradeda Auto valdovo gynėjas Arminas Vareika, kuris perima kamuolį, bei ataką pabaigia galingų dėjimų iš viršaus. Devintoje vietoje puikiai apskaičiuota ir dėjimų pasibaigusi Višy vandens parko ekipos ataka. Aštuntoje vietoje dar kartą sutinkame Deividą Zorubą. Šį kartą jis vagia kamuolį iš Fėjas Kalbėjo LT ekipos, bei vainikuoja ataką galingų dėjimų. Septintoje vietoje atrandame Janą Jurgo ir dar vieną jo dėjimą.
Šį kartą po Rolando Matulio perdavimo kamuolys kraunamas iš viršaus su pražanga. Šeštoje pozicijoje BCL F1 trejetukas Vidmantas Lauritėnas pamuša kamuolį Ervinui Blažiui, šis pakabina jį ore, o Artūras Jankovskis pabaigia ataką dėjimu iš viršaus. Penktoje vietoje SK Ferimstos tandemas, puikus Dariaus Kibildžio perdavimas ir gražus Igno Juškevičiaus dėjimas. Ketvirtoje vietoje sutinkame Luką Bankietą. Lukas nepaiso varžovų gynybos ir deda per priešininką bei išprovokuoja pastarojo pražangą. Trejetuko apačioje atrandame Edvino Ruzgo ir Gyčio Andrijausko tandemą. Gytis pakabina kamuolį virš lanko, o Edvinas ataką pabaigia triuškinančiu dėjimu. Antrąją vietą gražiausių sezono epizodų sąraše užima Žygimantas Kosarevas. Gražiai apgaunamas vienas gynėjas ir daugiau niekas nesugeba sutrukdyti Žygimantui pabaigti pozicinės atakos dėjimu iš viršaus. Ir pagaliau gražiausias 2013-2014 metų epizodas. Juo tampa šis fantastiškas Justo Jankausko metimas, išplėšęs pratęsimą pavasario čempionato mažosios taurės finale. Štai tokie gražiausi 50 praeito Vilniaus krepšinio lygos sezono epizodų. Na, o mes jūs kviečiame iki spalio 6 dienos registruotis į VKL pirmenybės. Vietų čia dar yra ir jūs galite suspėti prisijungti prie pačios draugiškiausios krepšinio lygos Vilniuje.